Mantai. Mantas nenori šnekėti. Palaukit. Alio. Labas vakaras, Mantai. Labas vakaras. Aš radau skelbimą, kad galite atgauti mano pinigus. Nu, įmanomas dalykas. Klausykit, čia man tokia situacija susidarė. Aš čia prieš pusę metų gavau skambutį iš tokios įmonės. Nu, ten loterijoje, tipo, gali dalyvauti, ten laimėsi tu 1000 svarų, žinai. Aha. Nu, sako, duok savo sąskaitos numerį. Aš ir daviau. Daviau tą sąskaitos numerį ir man jie nuskaičiavo tą mano pinigą. Čia ne čia taip. Jo. O kokie kortelė jūsų? Aš esu HCBC banke. Ai, Debitinė. Debitiniai? Debitiniai, taip. Nu, aš net nežinau dabar. Jie prašė manęs ir kreditinės, bet ten jau nebedaviau. Tai kreditiniai, nes su kreditinėm apgaudiniai žmonės, jeigu jau žinau šitą. Nu. A, tai tu pagelbėtum man? Nu, galėčiau pabandyti iš tikrųjų. O ko tau reikia? Ko man reikės? Jūsų kortelės, pasų kopijos ir kitų duomenų. O tu manęs neapgausi irgi, nes čia žinai. Ne, aš jūs net nuvesiu iki ofiso, jeigu norėsit. Nu, gerai. Jums reikės pasirašyti ir viskas. Ir aš jums appointmentą padarysiu. A, tai jūs ten dirbat irgi? Ne, mes dirbam, bet ta prasme, aš jums nemoku dabar paaiškinti. Mūsų žmonės prašo iš tų bankų skaitum. Ir mes jiemėdam žmonės ir mums po 10% krenta. Supratau viską. Matai, aš tai, nu ten nedaug, ten 254 svarai 30 centų buvo. Nu, bet vis tiek pinigas, nu. Nu, tai žinoma pinigas. Tai va, tai kaip man dabar su tavim susisiekti? Dabar nežinau, kur jūs gyvenat? Londone. Londone, o rajonas koks? Pietiniam aš. Ai, pietiniam? Nu. Nu, jau biškį sunkiau mas atvažiavimu, nes aš biškį užsiėmė žmogui, žinot. Tai nežinau, jeigu jūs norit, galite atsiųs man, kaip jums čia dabar paaiškiai geriau, nes appointmentą man irgi reikės siųsti. A tai kiek man kainuos? Kiek jums kainuos? Nu. 50 svarų gal. Ir atgausiu atgal savo pinigus? Aš nepažadu, kad visą tą 1000 atgausit, bet kad pusė sumos tai tikrai atgausit. Ačiū jums labai. Labai šaunu. O kaip jūs juos surasit? Tai mums ieškoti nereikės, žinokit. O kaip jie tada atiduos jums viską? Ne jie atiduos, o jums tik priskaičiuos ir viskas. Tai jums nereikės net jų ieškoti? Aišku, ne. Tai aš vis tiek nesuprantu. Tai jeigu mes jų ieškotumėm, tai niekas negražintų jums tų pinigų, jeigu ieškotumėm tų žmonių, kurie apgavo jūs. Tai aš turiu daug tokių draugų, kur apgavo jos. Tai čia galim babkių uždirbti normaliai. Nu, galima. Aš galiu irgi būti tas, kur 10% duoda. Nu, iš tikrųjų galit. Jėga. Tai klausyk, man tai tada aš tau duodu savo SMS numerį ir sąskaitos numerį. Ir tada mes susitiksim ir aptarsim tolimesnius mūsų verslo planus. O kaip jums geriau, kur susitikt, kada susitikt? Kur jūs gyvenate? Aš Bartingė. Parkingas. Tai ten yra parduotuvės, ne? Irgi lietuvių? Yra. Aš vežioju duoną. Vežioju duoną ten? Jo. O mažum į parduotuvę Lituaniką? Jo. Nu va, kaip šaunu. Nu, aš vairuotoju dirbu. Žinau tokią Amber Bakerį? Žinau. Nu va, tai aš joj dirbu. Visai gerai. Tai va, tai tada
galim susitikt kada. Aš dabar visą savaitę dirbsiu, tai neišeis, bet aš paprašysiu išeiginės ir atvažiuosiu tada. Penktadienį aš jums paskambinčiau ir mes tolimesnius verslo planus aptartume. Įmanoma. Va, aš daug klientų jums raščiau. O, būtų tai gerai, bet jums būtų tik 5%, jeigu jūs man dirbtumėt. Čia jau gudrauji. Po lygiai, man 5, tau 5. Nu gerai, galim ir taip. Tai va, nuo vieno žmogaus man yra 180 svarų. Nu tai va, po 80 svarų skaitai kiekvienam. Aha, tai čia realiai čia durniukų tik surasti ir babki turi. Ne tiek, kad durniukų, bet va, kad žmonės, pavyzdžiui, būtų susidūrę su tom problemom. Aha. Bet aš vis tiek nelabai suprantu, kaip ta sistema veikia. Tu duodi savo sąskaitą, pasakai, kai iš tavęs pavogė ir jie tavo atiduoda tuos pinigus. Neaišku, ar patikėjai. Kad pavogė, tai pavogė, bet reikia žinoti jums tikslę datą, viską maždaug laiką ir paskui ten galima jau vapšė sumakliu. Nes jie matys, suprantat jūsų istoriją. Matys, kada nuėmė tą depozitą, tipo jūsų tą 1000 ir visą kitą jie matys. Nes paskui pasakys klaidingą informaciją, o už tai gali net pasodyti iš tikrųjų. Tai čia reikia labai atsargiai. Reikia. Tai gerai, man, tai aš tau penktadienį paskambinsiu ir aš gal surasiu dar žmonių, kur daugiau pinigų praradę turi, nu bet nuo to su mane nesikeis mūsų verslo planiuko. Nu neturėtų. Nu gerai, tada man tai. Jeigu jau bus tu geranoriškas, kaip matau, tai aš jums galiu pasiūlyti ir kitai. Aš jums galiu dabar, kaip aš čia paaiškiai dabar, dėl tų kortelių, kaip sakai, bankų. Mes žmonėm atidarinėjom bankų sąskaitą. Ir man irgi 10% krenta. Aš duodu appointmentą, man paduoda pinigus, kartu nuvažiuojam į Stratfordą, į banką, aš jūs palieku su menedžeriu, jūs jums paduoda kodą, susirašot ir tau paduoda kortelę, sort kodą ir visą kitą. Nu, neblogai. Aš turiu draugų, kur dar net neturi sąskaito atsidarę, tai galėtume čia prasukti varkikę. Tai kokia čia varkė, aš tik nuvedu, padarau appointmentą, viską, man tik paskambyti reikia ir nuvažiuoti su žmogum kartu. Aš suprantu. Nu gerai, man tai, man baigsis toj sąskaita, tai aš tau penktadienį paskambinsiu. Nu gerai. Nu, iki man tai gero savaitgalio. Ir jum iki. Nu, ate, ačiū jums labai, ate. Nėra už ką. Ate, iki. Mūsų Skype ID radijas.svetur. Junkis, jūs klausotės Svetur.